Mes norėjom gauti kažką tai naujo, neįprasto, tai nuo pat pradžių su architektu labai daug praleidom laiko namo išorės vizualizacijos klausimų sprendimam ir išsipildė visi lūkesčiai. Gyvenamasis namas yra daug sudėtingiau, nes jame žmogus gyvens ir jisai eis aplink tą namą ir jis jį matys kiekvieną dieną. Tai nėra ofisinės, gamybinės, viešbučių patalpos. Ateini ten trumpam, pabūni ir išeini ir pamiršti. O čia žmogus jame praleis galbūt likusi savo gyvenimo dalį. Tai buvo vienas iš tokių sudėtingiausių objektų mano vadovavime. Reikėjo pasistengti, įsigilinti, įdėti daug minčių, bet manau, kad antrą kartą pavyktų dar geriau. Iš tikrųjų, netgi vykstant statybom buvo atvažiavę keletą žmonių detaliau klausinėti apie šias dailylentes, kodėl mes jas pasirinkom, kaip su jom, ar lengva dirbti, ar lengva montuoti, kas čia per medžiagos yra naudojamas. Apkalti namą, sakykime, be įterptinių detalių, be plokščių, kai prasideda mazgai, prasideda dizainas, prasideda kažkokios spalvų gamos. Vo čia aš manau, kad jis istorijoje irgi paliks savo žymę. Tai modernu, bet tų sprendimų jau yra pasaulyje, yra ir Lietuvoje, nors vizualizacijas turėjo ir matė, bet tai nėra taip paprasta, tai nėra duonos kepaliuką nusipirkti. Žmonės statosi jau savo visam gyvenimui. Tikrai reikėjo drąsos. Kiek žinau, po šito objekto įgyvendinimo statybinė įmonė gavo keletą užsakymų. Nes viena yra pamatyti lankstinukuose, viena pamatyti dalis tų dailylinčių kaip pavyzdžius, kai atvažiuoji ir pamatai gyvai objektą jau įgyvendintą. Projektuojam ne tik gyvenamąjį namą, bet ir kuriu jų gyvenimo scenarijų, bandau įsivaizduoti, įsigilinti, tai kaip tas ilgainių rezultatas paveiks jų šeimą. Aišku, architekto klausimas, kaip jisai sugeba pasižiūrėti kitaip, netradiciškai ir rasti sprendimą, kas nudžiugins ir patį kūrėją, ir patį užsakovą.